Sveiki, tęskime mūsų mokymus ir šiandien norėčiau šios mokymus susieti su mūsų pamoka, kurioje kalbėjome apie tai, kad turim rimtai žiūrėti į savo verslą, rimtai nusiteikti įvykdyti ir svarbiausia, kad su mūsų potencialiais verslo partneriais mes bendrautumėm kiek įmanoma gyviau. Tai jeigu negalime susitikti gyvai, tuomet pasinaudokim socialinės medijos ir interneto teikiamomis galimybėmis. Bendraukime per Zoomus, per įvairius video skambučius. Ir vis tiek bendravimą pradedame socialinėje medijoje žinučių pagalba ir labai dažnai, ko gero, gaunat žinutes su klausimu: kokia tai įmonė, koks tai verslas, netgi ir o ką reikės daryti. Tai šiandien mes apie tai ir pakalbėkime. Šių mokymų tikslas yra iš tiesų pažvelgti į mūsų tą pirminį bendravimą ir į atsakymą į pateiktus klausimus iš kitos pusės. Pirmiausia, mes patys turėtumėm įsivertinti, kokių gi verslo partnerių mes norime savo komandoje. Tai reiškia, kad įsivertinkime, kokių savybių tie verslo partneriai turėtų turėti, kokios tos savybės jums atrodo svarbios. Tuomet apgalvokime komunikaciją su potencialiais partneriais ir čia aš pasikartosiu. Ji turėtų būti kiek įmanoma gyvesnė. Tai reiškia, kad bendraujam gyvai, telefonu, taip, tai yra gerai, bet visgi yra geriau panaudoti tas priemonės, kur mes matysime žmogų ir taip pat žmogus matys mus. Ir tuomet jau tinkamai atsakyti į jums pateikiamus klausimus. Taigi, pagalvokite labai ramiai, kokios asmeninės savybės lemia sėkmę versle. Kaip jums atrodo, kokios žmogaus asmeninės savybės gali įtakoti jo sėkmę būtent konkrečiai MLM versle? Faktas, kad savybių bus nemažai, jos bus labai įvairios, manau, apimančios tiek verslumą, tiek lyderystę, tiek motyvaciją, tiek taip patyčiai, ta prasme, ir asmeninės charakterio savybės. Ir iš tiesų nebūtinai potencialus verslo partneris turi iš karto turėti visas tas savybės, kurios, galėtų lemti sėkmę MLM versle. Taip, gali net ir labai nedaug jų turėti. Tačiau, jeigu jis ateina į šį verslą, jeigu jis nori vykdyti veiklą, kaip aš sakau, galų gale, jeigu jis iš esmės nori papildomų pajamų, papildomų uždarbių, jeigu jis nori finansinės laisvės, taip, jis turi parodyti savo norą, parodyti kažkokias pastangas. Ir, kaip aš sakau, tas žmogus turi parodyti, kad jis nori išsiugdyti būtent tas savybės, kurios yra svarbios tiek jums, tiek svarbu yra jas turėti mūsų versle. Kitas klausimas jums. Gerai pagalvoti, kokio partnerio norėtumėt šalia savęs. Galbūt drąsaus, taip, kad išdrįstų ir užkalbinti kitą žmogų, kad išdrįstų galų gale su jumis susitikti, susiskambinti, taip, kad išdrįstų daryti tam tikrus veiksmus, kad būtų aktyvus, taip, kad turėtų daug optimizmo, nes sutikit, šitoj mūsų veikloje jo reikia, nes labai dažnai krenta motyvacija ir vos galbūt keli, tarkim, neigiami atsakymai ir tas optimizmas prigęsta, taip, galbūt mes norim, kad žmogus būtų iniciatyvus, kad jisai pats daug ką imtųsi daryti, nereikėtų jam sakyti, nereikėtų kalbinti. Galbūt norim, kad turėtų lyderio savybių, nes, kaip žinot, į šį verslą mes ateiname formuoti komandą, vesti žmonės paskui save. Be abejo, svarbu, kad tas žmogus norėtų mokytis, nes, kaip matot, čia mokslų yra iš įvairių sričių. Svarbus galbūt ir tas, tikslo siekimas. Bet jeigu jau ateina į verslą, turi savo tikslą, tai kad jo iš tiesų užsispyręs ir siektų, taip? Be abejo, energingumas, gali būti empatija, galbūt
motyvatorius puikus, taip, turėti gerą iškalbą. Čia galima daug savybių pasižiūrėti ir aš rekomenduočiau jas susirašyti ant lapo ir būtent apie tokį partnerį galvoti, nes kaip žinote, kas mūsų mintyse, tas labai greitai tampa ir mūsų realybėje. Taigi, kai jūs jau apmąstėte, kokiu iš tiesų partneriu jūs norėtumėt šalia savęs, savo komandoje, mes galim grįžti prie klausimo. Tai kokia čia kompanija? Tai koks tai verslas? Tai ką reikės daryti? Tai koks bus darbas? Visi šitie klausimai tinka. Ir kviečiu jūs įsivaizduoti tradicinį verslą. Ir tarkim, jūs ieškote tradiciniam versle verslo partnerių. Jūs turit verslo idėją, taip? Ilgus metus ją generavot, tarkim, ar staiga atėjo kažkokia gera idėja ir tiesiog neturite lėšų, galbūt ne tik lėšų, galbūt norit verslo partnerio kaip pagalbininko su tam tikromis žiniomis, taip? Ir jūs jo ieškote. Ar kiekvienam sutiktam, tuo labiau socialinėje medijoje, kur jūs nieko nepažįstat, kartais net ir profiliai būna be nuotraukų, jūs pasakotumėte apie savo verslo idėją, kurią, kaip minėjau, brandinote galbūt kelis metus, galbūt jaučiate, kad ji yra unikali. Manau, kad ne. Manau, kad jūs vis tiek pirmiausia norite tą žmogų pažinti, norite sužinoti apie jį daugiau informacijos, kas tai per žmogus, taip? Kokią jis patirtį turi versle ar galbūt toje srityje, kurioje jūs ieškote partnerio, taip? Kokias žinias turi, kokį išsilavinimą. Tas pats, mielieji, yra ir su mūsų verslu. Taip? Kaip aš sakau, ir tradiciniam versle mes, sutikit, nesirašinėjom žinutėmis. Mes norim pamatyti žmogų. Tai kodėl dirbdami su Nature Sunshine tinkliniam marketinge mes nusileidžiame iki tokio susirašinėjimo lygio? Jeigu mums ši veikla yra svarbi, jeigu mums yra brangi kompanija, brangus produktai, taip, brangi pati veikla ir mes iš tiesų rimtai esam nusiteikę vykdyti verslą, kodėl mes susirašinėjame ir iš karto pirmam pasitaikiusiam žmogui atsakom į visus klausimus. Čia yra svarbi vieta. Pirmiausia, mes patys turime tiksliai žinoti, įsivertinti, kokių savybių galbūt verslo partnerio mes norime savo komandoje. Jeigu žmogus, kuriam jūs parašote, kad norit susiskambinti ir jam papasakoti, neatsako, neatrašo ir pasako, kad neturiu laiko arba nenoriu dabar, tada užduokit sau klausimą. O tai ką toks žmogus atėjęs pas mus į komandą veiks? Jeigu jis bijo dabar susiskambinti, ar jis galės išeiti į socialinę mediją, daryti storius, reelsus, taip? Ar jis galės pats paskambinti kitam žmogui? Ar jis, žinoma, po mokymų, po kažkiek laiko, bet vis tiek, ar jis išdrįs pats padaryti skambutį, jeigu jis tik susirašinėja žinutėmis? Todėl pirmiausia, turime patys savo priimti tam tikrą taisyklę, turim suprasti, įsisąmoninti, įsigilinti, būti tvirti, kad verslo partnerius mes renkamės patys ir juos renkamės tokius, kokių mes norime. Nes tik tai tuomet, kai mes aiškiai pasidarysim savo verslo partnerio paveikslą, viziją, tik tada pas mus tokie žmonės ir ateis. Kalbu jums iš savo patirties. Aš tiesų prie daugelį metų bendravau su viena moterim ir kalbinau ateiti pas mus į verslą. Tai dabar galima sakyti, tam tikrose sluoksniuose pakankamai žinoma. Ir mes bendravom, bet tuo metu ji taip pat įvesdinėjo vienus papildus į Lietuvos rinką. Ir ji tada pareiškė, kad, kaip ir nedomina jos tas pasiūlymas. Ir dabar visai nesenai
vėlgi socialiniuose tinkluose užmačiau, kad viena moteris iš mūsų konkurencinės šakos vyksta pas tą moterį į stovyklą ir užsidėjusi kolageną, pataginusi tą moterį. Aišku, man iš karto toks, kaip aš sakau, truputį šyptelėjau, nes ta moteris, kuri rengia stovyklą, yra visiška veganė, nebent kažkas pasikeitė. O toji moteris, tai iš mūsų konkuruojančios šakos, įsidėjo ir nuotrauką, kad pakuojasi kolageną. Taip. Ir po to užmačiau tai ir pagalvojau, na puiku, vat vyksta į tą stovyklą, greičiausiai pakalbins. Dar gavau iš mūsų direktorės tą nuotrauką, nes ji tada irgi kartu dalyvavo pokalbyje ir sako, kuo ten pas mus baigėsi situacija su ta moterim. Aš pasakiau tą situaciją ir sakau, bet jeigu taip atvirai kalbant, aš ir nenorėčiau turėti jo savo komandoje, nes per daug tarp mūsų yra skirtumų ir aš atvirai pasakius, nežinočiau, kaip su tuo žmogum dirbti. Taigi, aš suprantu, kad mes visi norim partnerių, kuo daugiau ir dedam visas pastangas, kad jie pas mus ateitų. Ir labai dažnai mes darom taip, kad imam, kaip aš sakau, kas tik atėjo. Bet kai mes suvoksim ir pirmiausiai, kaip aš sakau, pasimatuosim, kiek laiko mums užtrunka bendrauti su tais potencialiais partneriais, kurie jau akivaizdu, kad nebeteis arba akivaizdu, kad nebedirbs, taip? Kai mes suvoksim, kad mes renkamės partnerius ir mes norim konkrečių partnerių, tokių, kokių mes norim, ir galbūt kartais reikia padaryti mažiau tų darbų ir pastangų, taip? Kalbu apie susirašinėjimus, jeigu žmogus nenori skambučio, ne? Bet geriau kitą kartą padaryti tinkamus žingsnius, kad tas tinkamas partneris pas mus ir ateitų. Taigi, labai svarbu, kad mes savo įsisąmontumėm, kad mes renkamės partnerius ir mes nustatome bendravimo taisyklės. Bendraujam tik telefonu, Zoomu, per Messengerius gyvai. Aš suprantu, kad pradžioje bus sunku jums patiems pravesti pokalbius, bus sunku bendrauti. Tam yra aukštesni sponsoriai, aukščiau už jūs stovintys sponsoriai, tam yra lyderiai, kurie mielai padės pravesti pokalbį, taip vadinamą tą trišalį pokalbį, kur bus visiškai naujas žmogus, jūsų potencialus partneris, jūs ir būtent jau tas patyręs sponsorius. Tad iš tiesų tuo ir pasinaudokite. Būtent tokius pokalbius pradžioje ir organizuokitės. Ir kai gaunate žinutę, kokia tai įmonė, koks tai verslas, ką reikės daryti, tiesiog, arba tuo labiau, kad jeigu būna, žinot, parašai, kad pristatai verslą ir daugiau gali papasakoti, parašai, kad daugiau gali papasakoti gyvai, taip, ta prasme, per Messengerį, per skambutį. Žmogus klausia po to tų klausimų, rekomenduoju jums atsakyti būtent taip, kad sveiki, šiame versle esu jau, nurodykit savo metus, jeigu jau turit subūrę komandą, tai taip ir sakykit, turiu subūrusi šaunę, didelę, darnią, nuostabią komandą, jeigu neturit, taip ir rašykit, būriu aktyvę, energingų žmonių, norinčių vykdyti verslą komandą. Todėl verslo partnerius renkuosi labai atsakingai, tai reiškia galinčius bendrauti, galinčius ir norinčius bendrauti gyvai. Todėl jei iš tiesų rimtai ieškote uždarbio galimybių, papildomų pajamų, verslo galimybių, plačiau apie viską papasakosiu mūsų skambučio metu. Viskas. Jeigu žmogus į tokią žinutę neatsilieps ir nepasakys, kad nori susiskambinti, aš abejoju, kad ir susirašinėjimas nuves kažkur toliau. Kodėl? Pirmiausia, tie, kas jau esat ilgiau šioje veikloje, paklauskit patys savęs, kiek verslo partnerių atėjo tik per susirašinėjimą. Tik, turiu omeny, kad jūs viską surašėt, pasiūlėt, galbūt video nusintėt, taip, kiek tokių verslo partnerių atėjo. Pasakysiu aš pati, per mano visą gyvenimą susirašinėjant atėjo galbūt vienas
nu gerai, galbūt 2, nes nepamenu kažkurio, bet vieną tikrai moterį pamenu, kuri tik susirašinėjimo būdu atėjo dirbti. Jos šiuo metu mano struktūroje nėra. Pasakysit kompanijos pavadinimą? Puiku. O ką žmogui gali reikšti kompanijos pavadinimas? Žinoma, jis pagūglins, taip, jis ras kažkokią informaciją, bet ką jis ras? Jis ras tik mažą dalį sausos tekstinės informacijos, taip, galbūt puslapis, bet tikrai ne visą tą informaciją, kurią mes galim perteikti jam gyvai. Kiek metų rinkoje, kokią viziją, kokią misiją, kuo mus ta kompanija sužavėjo. Mes galim parodyti, kaip mes jaučiamės su ta kompanija. Kitas momentas, žmogus pagūglina, galbūt ir ne per daugiausiai randa informacijos, o gal dar, neduok dieve, kur nors kažkokį tai nusiskundimą, ne, kažkokio nepatenkinto žmogaus repliką, kokią jis nuomonę susidaro. Taigi, pagalvokit apie tai. Ir kitas klausimas. Kaip jums atrodo, ar vat jums patiems labai rimtai atrodytų žmogus, kuris sėdi ir susirašinėja, taip, ir bijo pakalbėti? Aš pagalvojau, kad net laiko tikrai užima žymiai daugiau susirašinėti, negu imti ir pasiskambinti. Ir jeigu mes sėdim susirašinėjam, vadinasi, mes to laisvo laiko turim daug. Ir jeigu mes turim laisvo laiko susirašinėti, tai gal geriau mes tą laiką skirkim kažkokiem kitiem darbam. Taip? Kaip pavyzdys, galbūt auginti savo socialinę mediją, galbūt pabendrauti su esamais klientais, galbūt sukurti naujienlaiškį, galbūt padaryti paskaitą apie produktą, arba padaryti trumpą video įrašą, atsiliepimus apie produktą. Taigi linkiu jums labai gerai apie tai pagalvoti. Ir iš patirties, iš įvairių mokymų, iš įvairių psichologinių teorijų ir kažkada esu kalbėjus apie veidrodinius neuronus, galiu pasakyti, kad beveik 80 savo verslo partnerių ar klientų mes pritraukiame labai panašių į mus pačius. Tai reiškia, kad labai su panašiomis savybėmis. Todėl šią frazę jau esu girdėjusi seniau, visai nesenai prieš kelias dienas išgirdau ją dar kartą, kad mūsų sėkmės greitis priklauso nuo mūsų asmeninio tobulėjimo greičio. Tad linkiu jums didžiausios sėkmės, linkiu augimo, linkiu tobulėjimo ir linkiu padaryti išvadas ir imtis tam tikrų veiksmų. Šį kartą tiek, iki kitų susitikimų.